Energija. Labas rytas, Lietuva. Taip, labas rytas. Paliekam Labam Badžio miestelį, Florės salą ir keliavom atgal į Balį. Jau 3 kartą keliavom į ten. Taip, 3 kartą. 3 kartą, jeigu negirdėjot. Tai va. Iki. Iki. Nusileidus oro uoste paprasčiausias būdas yra išsikviesti grebo vairuotoją. Iš karto žinai kainą, todėl nebūna netikėtumų. Mūsų vairuotojas buvo linksmas, aklai pasikliovė navigaciją, todėl važiuojant vos nepametėm ratų, vis teisinosi, kad šiuo keliu važiuoja pirmą kartą ir nėra taip buvę. Prisiregistruoti anksčiau nepavyko, todėl palikome daiktus ir išėjome pietauti į kavinę esančią šalia paplūdimio. Tai labas rytas, ne paskutinis rytas, bet kaip ir paskutinė diena jau Balyje mūsų. Turim dar planų, už nugaros yra paveikslas Balio ir vyksim papusryčiaut ir viskas. Varom, pavarom, išvarom. Rock'n'rollas. Dabar Rokas renkasi varškėčius ar lėtinis. Arba abudu, bet galvoju, kad labai daug čia įsileis pinigų. Viskas, kad visko norisi. Todėl ir gerai gal smagu būti Balyje, nes čia tikrai visko gali rasti aiškus už prieinamą kainą, bet civilizacija. Taip? Taip. Čia yra blineliai, o čia yra varškėčiai. O čia Rokas. Pagaliau. Diarėja nepraėjo, bet Suvaldysim situaciją. Papusryčiavom, o dabar važiuojam į Garuda Višnų Kančaną kultūrinį parką, kuris įsikūręs pietinėje Balio dalyje apie 10 km nuo oro uosto. Ne, palauk.
atvykstat, pasiklystat tarp kelių, nes nesupras, kur parkingas, tada galiausiai atvažiuojat, susimokat už parkingą ir su šatlu tokiu jūs nuveža. Nežinau, ar reiks už jį mokėti, bet pažiūrėsim. Nereikėjo mokėti už autobusiuką, tai nuostabu. Važiuojam. Po šį parką galima vaikščioti pėsčiomis, kaip mes, arba pasiimti šiek tiek brangesnį bilietą ir važinėti su kitu autobusiuku, kas karštos dienos metu labai išgelbėtų. Mes, žinoma, praleidome šitą faktą, todėl teko paprakaituoti, nepadėjo ir į bilietą įėjęs šaltas gėrimas. Garuda Višnu Kančana – tai įspūdinga kultūrinė vieta Balio saloje, garsėjanti viena aukščiausių statulų pasaulyje. Tai linksma istorija ta, kad mes, kai buvom pirmą kartą Čiangu, aš mačiau, kad kažkas šitoj teritorijai šviečia iškilęs labai. Tada buvom Lambongan, taip, ne? Lambongan saloj ir Nusoj Penidoj ir irgi matėsi ir aš vis galvau, kas čia. Ir tada, kai jau išskridom iš Balio į Labuambadžą, tai iš oro uosto pasimatė, kad čia yra šita statula ir aš pamačiau Reelsą Instagram'e ir gerai, kad pamačiau ir nusprendėm aplankyti šitą grožį. Įdomiai atrodo, čia taip tarp uolų viskas ir milžiniška statula. Yra žmonių, bet ne per daug. Patinka. Nu, jau filmuoju. Jau filmuoju. Statulą filmuoju. Išprotėjau. Jos aukštis net 121 metras, o svoris 4000 tonų. Statula vaizduoja hindų dievą Višnu, jojantį ant mitinio erelio Garudas. Žygiuojam savo kojom. Šis simbolis atspindi Višnu kaip visatos saugotoją, o Garuda greičio, jėgos ir laisvės simbolį. Statula sukurta taip, kad atlaikytų stiprius vėjus ir žemės drebėjimus iki 8 balų stiprumo. O po statula esanti mitologijos galerija pasakoja apie Višnu ir Garudos legendą, jų simboliką ir reikšmę Indonezijos kultūroje. Atėjom į vidų, labai karšta. Matos turbūt ant veido daug statulų ir virš mūsų ta pagrindinė. Taip. Taip, liuks patiko. Safety first. Šiek tiek padirbom ir dabar varom Laurai pirkti tapkių, pavalgyti meksikietiškai ir pažiūrėti tradicinio Balio šokio.
Paskutinė diena su motoroleriu, tad kiekviena kelionė be galo džiugina. Prikirto Laura. Kiek motorolerio. Į mašiną pilną. Kodėl negalima palikti daiktų? Nes dabar bando atidaryti kvepalus. Oh, they're gonna check everything. Svarbu paminėti, kad šį šokį stebėsime anksčiau lankytoje Uluvatų šventykloje, tad keliamės ten. Sakė, viduje reikia nusipirkti bilietą šokį stebėti ir mums neleido internetu, tai labai tikimės, kad bus, todėl bėgam per visus žmonės. Laukiam. Sveiki visi, sveikinamės iš Uluvatų šventyklos. Atvykom į Kečakų šokį pasižiūrėti, kuris turėjo vykti 6 valandą. Atvykom 4:30, bet belaukdami eilėj sužinojom, kad dėja pirmasis šou yra išparduotas, tai teko nusipirkti į antrą šou bilietus, kuris prasidės po 7:15. Čia labai daug beždžionių piktų, tai reikia saugot nugarą. Matėm, kaip beždžionės plėšo tiesiog krepšius žmonių, traukia įvairiausius daiktus, maistą, kvepalus geria. Čia jos išprotėjusios yra. Tai va, dar valandėlę ir keliausim į šokį. Tai dar apie kainas, jeigu trumpai, tai vis tiek reikėjo susimokėti už įėjimą į šią šventyklą, 50 000 žmogui, taip pat 150 000 už šou žmogui. Čia jos labai puola. Pamatė, kad duoda maisto, tai dabar atiminės iš žmonių daiktus. Su akiniais. Ai. Ta prasme, esu visiškai išprotėjusis. Paėmė to vyro akinius ir jis dabar bando jas susigrąžinti. Šou buvo įspūdingas, taip ir uždarėme šitą dieną, o dabar važiuojame į viešbutį ir miegoti.
paskutinis. Jau tikrai paskutinis rytas. Jūra. Labas rytas. Paskutiniai pusryčiai. Mažiukai pabėgo, įsigando manęs. Jau daugiau surferių. Pasigrožėti dar norisi vaizdais. Turėjom pusryčius. Ten pat, kaip ir vakar. Atidavėm motorolerį ir dabar kraunamės daiktus. Rokas kraunas. Aš kažkiek susikrovau, bet dar liko. Atėjau dar pasižiūrėti. Čia buvo karvė, tai norėjau šiaip paliest, norėčiau karvę, bet jos bėga nuo manęs. Tai gal negaudysiu. Ir įdomu, kada sugrįšim čia vėl, po kiek laiko. Pažiūrėsim. Kai kitą kartą būsiu, įdėsiu šitą video. Bijai manęs. Gerai. Tai tokia fun story, kad kai išvykom į Komodo salų turą, nuvykom iki pirmos salos, pabuvom pirmoje saloje ir tada jau įlipinėjome valtį ir išdėjau koją ir suplyšo mano tapkė viena. Aišku, kedų neturėjau pasiėmus, tai teko ieškoti kitų išeičių. Pirma išeitis buvo tai, kad paskolino vieną vokietę, kurios tapkė dar kitą dieną suplėšiu taip pat. Nes sakas jau buvo pavargusios, tai kai atvykom į vietą, tą salą, kaimelį, kur turėjom praleisti naktį, aš mačiau, kad ten yra tapkių. Iš pradžių jį neėmiau, nes kaip čia dabar imsi. Bet kai sugrįžom antrą kartą jau miegoti ten, tai nusprendžiau pasimti vieną tapkę ir ačiū Dievui. Tai mano tapkės čia, jos yra nuo Tailando. Labai gerai laikė, nugyveno gyvenimą ir šitą tapkę suplyšo. Tai aš pasiėmiau šitą, kuri yra maža man. Ant tiek maža. Kad dėjus koją, man yra išlindę pirštai. Bet paskirtį puikiai atliko ir ačiū Dievui, aš pasiėmiau tą tapkę. Nes po to, kai ta kita tapkė suplyšo kitos dienos ryte taip pat, tai aš būčiau tiesiog basom ėjus prie komodų. Tai labai juokinga, nes vaikščiau su skirtingom tapkėm. Bet vėl dabar jau turiu naujas ir teks su šitam atsisveikinti, kad ir kaip nenorėčiau. Bye bye. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. I have been the one. I have been the one for you. Su Dievu. Rieda ašaros. Gerai, su Dievu.
Pasiekėm oro uostą. Buvo staigus išvykimas iš viešbučio, nes Rokas buvo užsakęs grebą 12 valandai, bet atšaukė visi ir nieko nerado, tai pridėjo 10 000 ir iš karto atsirado, tai greit ėmėm, kad anksčiau atvažiuot. Ir esam čia, paliekam Balį. Nuostabiai plaukai atrodo. Jau įrašinėjai, ne? Įdėsi šitą. Atvykom į oro uostą, nuvarėm pasidaryti čekino, nes internetu neleido pasidaryti. Tada patikrino mūsų bagažus, žiūri, kad 2 kuprinės, mano ir Lauros, ir dar mano kuprinė maža, sveria 30 kg, o per abudu turėtų būti 14. Dar nedėjom Lauros didžiosios kuprinės, kur dar 10 kg sveria. Tai sako, kad sorry, bet reikia nusipirkti bagažą, bent jau 20 kg, tai gerai, sakom, išsitraukiam iš tų kuprinių į mažesnės kuprinės ir nusipirkom bagažą už 30 eurų, 28 eurus, jo, kažkas tokio. Tai mūsų bagažai skrenda tiesiai į ten, o mes praėjom patikras, labai ilgai užtruko patikros, didelis oro uostas, bet ir labai didelis antplūdis žmonių yra, nors net ne sezonas yra. Tai vat pavalgėm, išgėrėm aliuko ir keliausim į Vietnamą. Mes jau vietoj, kaip greit praėjo tas laikas. Einam, pasiimsim kortelės ir lėksim į viešbutį.